Laidą pristato Auksinė mintis. Čiukčių mokslininkai nustatė, kad Žemė nėra apvali. Ji purvina ir girgžda tarp dantų. Plačiau miestelio naujienas aptars Politikių klubas. Na, kolegė, ar ką nors girdėjote apie atominį kelią? Kokį kelią? Domiai nieko nesu girdėjus. Tai va, Panevėžio politikai ruošiasi nutiesti per Panevėžį atominį kelią. Na, o kasgi tai per kelias? Na, matot, kolega, čia jį tai pavadino Rožino bendruomenė. Praėjusį ketvirtadienį visi aktyvistai susirinko į miesto tarybos posėdį protestuoti prieš šį atominį kelią, kurį ruošiamasi tiesti per Rožyną. Nieko nesupratau, koks atominis kelias ir kas jį ten per Rožyną ties. Na, iš tikrųjų, atominis kelias todėl, kad jį taip vadina. Tuo keliu naujai Visagino atominį elektrinį planuojama vežti galingus gabaritinius duomenis turinčius atominius reaktorius. O tas kelias planuoja eiti per Panevėžį. Miesto politikai neleidžia griauti esančių kelių ir nusprendė kreiptis į prezidentę, Seimą ir vyriausybę, siūlydami šiems gigantiškiams gaminiams vežti nutiesti seniai suprojektuotą šiaurinį aplinkelį per Rožyną. Nu tai čia dabar visai logiškas sprendimas. Nauja elektrinė, naujas kelias, vyriausybės investicijos į naują miestą ir į naują aplinkelį. Na, lyg ir viskas gerai, kolegė, bet už ramybę po traktoriais gultis pasiryžusi Rožino bendruomenė mano kitaip. Jie nenori, kad Rožyną perskrostų aplinkelis. Nenori, o kas čia jau dabar norų turi paisyti? Ir jie klausia, ar politikai įsivaizduoja aplinkelį pro savo namo langus. Aš tai pavyzdžiui gyvenu Klaipėdos gatvėje, tai ten eismas, klausykitės, didelis net baisu, švilpia dienų naktį, mašinos net klaiko, bet ko pripranti nieko, ar gyveni žmogus, toks jau gyvenimas, turi pristaikyti ir dėl bendruomenės. Negi aš dabar turiu eit protestuoti, kad Klaipėdos gatvėje eismą uždraustų. Na, jūs truputį netai palyginote, tai juk centrinė miesto gatvė, ne aplinkelis, fūrosgi per jūsų gatvę nevažiuoja. Na jau nevažiuoja, žinokit, eismo čia pakanka, kiek dragininkų mieste visų naktį draguoja ir draguoja. Matot, kas yra? Pagal dabartinį planą reaktorių numatyta vežti per miestą. Šiam sumanimui įgyvendinti tektų rekonstruoti 5 km gatvių, išmontuoti 60 apšvietimo stulpų, iškirsti apie 100 vertingų medžių ir gerokai praplatinti keletą sankryžų. Ir tai kainuotų savivaldybei net 23 milijonus litų. Anu va, matai, naujas kelias, manau, būtų žymiai pigiau padaryti. Šiuokart jūs teisi. Nutiesti 4 eismo juostas per Rožyną kainuotų maždaug apie 19 milijonų litų. Taigi būtų sutaupyta 4 milijonai litų. Aha, 4 milijonai litų, vadinasi valdžia mąsto teisingai, geriau jau 4 milijonai litų liks miesto reikmėms, negu išmesti balant, griaunant senus kelius. Na, valdžia, tiksliau pusė arba mažiau nei pusė valdžios taip masto. Opozicija masto kitaip, kad geriau jau brangiau 4 milijonais, bet ne per Rožyną tas atominis kelias eitų. Nu čia dabar, kai savivaldybė ištratė milijonų litų, tai greit visi suskuba nuteisti valdžią. O čia pati opozicija ištratys 4 milijonus litų ir vardan ką? Labai turtingai gyvenam? Matot, opozicijos lyderė teigia, kad šitas pinigų įsisavinimas padarys nepakenčiamus 100 Rožyno žmonių gyvenimus. O meras teigia, kad žmonės gyvena ir Kniaudiškių, ir Klaipėdos, ir Ramygalos, ir Nemuno gatvėse, ir jiems irgi reikia važinėti į šiaurinę miesto dalį, aplinkelis miestui vis tiek neišvengiamai reikalingas. Na gerai, čia politiniai plepalai. Tai kogi viskas baigės, bus tas atominis kelias ar jie nebus? O baigėsi, kolegė, labai keistai ir labai neaiškiai. Po kelias valandas trukusių diskusijų politikams pradėjus balsuoti taryboje neliko kvorumo. Iš 31 politiko balsavime dalyvavo tik 15. Tai yra vienu per mažai, kad sprendimas būtų priimtas. Toks finalas pribloškė visus. Savivaldybė lieka prie suskilusios geldos ir be atominio kelio.